Auroville. Auroville. Andamanų jūra, Bengalijos įlanka. Pondičerį. Pondičerį. Ir šalia Pondičerį yra Auroville. Can devote themselves wholly to the discovery and practice of the divine consciousness that is seeking to manifest. Auroville wants to be this place. Labas rytas iš Auroville, Matrimandir. Į vidų su telefonais neleidžia ir kamerų neleidžia, todėl viską reikia daryti iš viewpoint. Ir viewpoint galima turėti telefoną, kamerą. Šiandien pafilmuosim, kas vyksta aplink. ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನಾರು ಬಿಡಬಾರ್ದ ಮುಂದೆ ಗ್ರೀನರಿ ತನಕನಾರು ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ತಾತನ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ನೋಡಿ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ತಾತ. Mes turime your name? Niranjan Das. Niranjan Das. Das. Niranjan Das. Okay, this is the name of God. This is the name of God. Oh, and you say you are son. Son. Saule. Son. My name Giedrius. Clear sky. Sun. Yes. Clear sky. Clear sky. Taigi ypatinga vieta mūsų planetoje. Aurovilis. Auroville. Nuo žodžio aurora. Aušra. Šitoje vietoje 68 metais, prieš 57 metus, motina Šri Ma sugalvojo įkurti
Matri Mandir, motinos saulės šventovė. Collaborator, the mother, is built on 4 double support pillars placed north, south, east and west. Ką jūs matote, tai yra auksinėmis plokštėmis dengta sfera. Other elements of the construction are now also complete. Jos idėja buvo suvienyti visų pasaulio tautų žmonės į sąmoningą vientisą bendruomenę, kad visi gyventų taikoje ir augtų, progresuotų meilėje, dvasioje, be politikos ir be religijos. Viskas yra paremta tyra sąmonė. Statybos tęsiasi nuo 68 metų iki 79. 73 metais 19 lapkričio, kai buvo padėtas pagrindas, ant kurio laikosi štai šitas auksinė sfera, tą pačią minutę motina įkūrėja paliko savo kūną ir iškeliavo į amžinos medžioklės plotus. Dabar tai yra jau pabaigtas projektas aplink Matri Mandir yra įsikūręs Auraville. Auravilėje gyvena atvirų žmonių bendruomenė iš viso pasaulio. Čia netgi lietuvių yra. Aš skaičiau internete, kad čia gyvena 2 lietuviai, tai turbūt pora, o gal ir ne. Bet jie yra sąraše Auraville. Matri Mandiro viduje yra urna su žemėmis, po sauja žemių iš visų pasaulio šalių. Netgi Dalai Lama atvežė saują žemių iš Tibeto. Na, o dabar vyksta darbai, kasybos. Pagal visą viziją čia turi atsirasti didžiulis ežeras aplink visą Matri Mandir. Tai yra kilometro ilgio ir 10 metrų gylio ežeras. Sodų. Kiekviena sekcija sodo yra padalinta į tam tikras dalis, kurios turi savo reikšmę, savo paskirtį. Focused on creating the 12 gardens that will surround the Matri Mandir. Work and research are ongoing to bring the gardens to completion. Rytoj aš apsilankysiu šitoje sferoje meditacijos valandėliai. Šiaip kamerų tenai negalima, todėl aš galiu tik tai papasakoti, kas vyksta viduje. According to Sri Aurobindo's teachings, for trying to find one's consciousness, a stylized lotus pond in white marble lies directly below the Matri Mandir. Around it rise the 12 petals in red sandstone circling the Matri Mandir, with 12 meditation rooms, each named after an attribute of the mother. Viršuje Matri Mandiro, sferos viršuje yra linzė, kuri suprojektuoja saulės spindulį, nuleidžia jį žemyn, o pačiame centre, apačioje Matri Mandiro yra krikštolinis burbulas. Irgi sfera, kuri paskleidžia saulės šviesą po visą Matri Mandiro vidų. Entrances to the structure.
The spacious inner chamber in the upper hemisphere of the structure is completely white, with white marble walls and white carpeting. In the center, a pure optical quality glass globe known as the crystal suffuses a ray of electronically guided sunlight which falls on it through an opening at the apex of the sphere. The most important thing is this: the play of the sun on the center, because that becomes the symbol of future realizations. There are no images, no organized meditations, no flowers, no incense, no rituals or religious forms. People will not come for regular meditations or anything of the kind. It will be a place for concentration. Taigi motinos įkūrėjos, kuri turėjo viziją ir ją įgyvendino, vardas buvo Sri Ma. Ji buvo prancūzų kilmės, tačiau turėjo egiptietiško kraujo. Šitą dalyką aš girdėjau iš administratoriaus savo viešbutyje. Taigi, koks geras apsauginis dėdė, jis visada eina šalia manęs, jam patinka mano barzda, o man patinka jo ūsai. Ir Matri Mandir saugo Niranandas. Nirandandas. Ir prižiūri tvarką.